Girininkijos viršininkas Giedrius Bagdonas, Vygis. Mes gavom pranešimą, čia su ponu Ignu. Mes gavom pranešimą iš gamtos apsaugos. Su kolega Vastovim sakė, kad čia dėl malkų tipo, kad be leidimo į seniūniją savivaldybės miškų vogėt. Malkas, tiesiog iš bijotų mokam, jeigu pinigus, jeigu pirkos malkas, išsimokėtinai. Nu, čia gamtos apsauga gavo iš kaimynų skambutį, jūsų kaimynų, kad jūs... Ar iš Šepokų? Taip, gavo jie pranešimą, kad malkas be leidimo mišką pjovėt. Nežinau, sakom, čia galima pjauti, su rankom galima pjauti, nežinau, aš net mes jokio pjūklo net neturim. Kaip mes galim pjauti, ar su jėga medžius galim nuvesti su... Nu, mes gavom iš apsaugos viršininkų gyvosios. Žinokit, jie patys... Sakot, kaimynai įsigalvoja? Jie patys iš užtvankas pasiplukdė, irgi malkas. Tikrai? Tikrai, aš esu matęs. Kai tik iš pažemos Slovėje atstumu iki vandens subėgimo rato. Ir iš karto atvažiuoju pas Šepokas su pupsu ir įsikrauna malkas ir pats susipjauna. Paje, baisu biškį. Supratau, nelegaliai. O jūs vienas gyvenas Ignai ar su tėvais? Su tėvais gyvenu aš. Kaip sakot? Su tėvais gyvenu. Ar yra vienas asmuo iš tėvų? Dabar aš einu iki parduotuvės, mama prie parduotuvės manęs laukia, galėsiu šią duoti. Su mama duokit pakalbėt. Tai jau patosiu už poros minučių. Gerai, o kaip... Jinai irgi tą patį paskui skadinus perkam malkas ir niekada nesumogė. Kaip dėl praeito kartą. O Ignai, dėl praeito karto, ten kai baigėsi, ten irgi gamtos apsauga pasiekė pranešimas, kaimynai jūs apskandė dėl plasmasių, ten padangų. Nepasitvirtino ten. Kaip sakot? Nepasitvirtino. Nepasitvirtino? Gavos melagingai? Buvo melaginga. Mhm. A ką, kaimynai nebuvot, nieko neklausėt, kad dėl tokių nesąmonių? Nieko. Nelabai gal sutarėt su jais? Viskas labai prie mūsų yra. Nu kaip jums ten? Viskas tvarko Ignai dabar? Sunkiai aš dabar jas girdžiavėjęs pačia. Aha. Kolega biškė. Irgi va, porą klausimų nori užduoti iš girininkijos inspektorių. Prašom. Su Jonu. Labadiena! Labadiena. Kaip jums ten viskas tvarkoj, nes mano kolega girdėjau ten pasakoja ten. Mhm. Tai va, mes čia apžiūrim mišką, stovim su kolega. Išpjauta labai negražiai. Pjauta, čia kažkas pjovė, kaimynai paskandė. Tai gal jie patys pjovė? Gali būti. Tai gal mūsų kaltės yra čia. Gali būti, kad jie gal pjovė. Bet dėl ko taip kaimynai pjaunas, aš nesuprantu. Nes kaimynai paskundė, tipo, matė, kai jūs su tėvu naktį 12 nakties tysa, malkas tysa. A, kada motiną duosit, Ignai? Nu, Ignai. Labą dieną. Labą dieną. Girininkijos inspektorius, viršininko pavaduotojas. Gavom pranešimą iš gamtos apsaugos inspektoriaus Rolando viršininko. Iš kaimynų gavom, kaimynai paskandė jūs, kad jūs nelegaliai pjovėt mišką, be leidimų, be nieko. Nesąmoninga. A tikrai? Taip. Savivaldybės miškų... Su kuo mes jausim? Nusakė su pjūklu. Kad mes neturim su kuo. Sakė, o ir vietoj skaldėt malkas. Kur skaldėm? Miške sakė, kad... Eikit, nesąmonės. Tikrai? Čia yra pasakos. Nes kaip... Kodėl yra
tas numeris man labai įdomu. Privati įmonė, privatus numeris. Kaip? Privati įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė. Ne, čia yra visokios nesąmonės. Mes neturim su ko pjauti. Tai čia melgingai viskas. Taip. Tai su kaimynais gal jūs suspykę esat, kad labai jūs skundžia pastoviai? Ne kiek susipykint, bet čia yra nesąmonės. Tai kodėl jūs skundžia taip? Iš kur mes jų gausim? Bet sakė kaimynai, malkas anakar skaldė Ignas. Savo kapoje. Nu, jis sakė iš savivaldybės miškų. Eikit, nesąmonės. Tai iš... Atvažiuokit, pažiūrėkit, duosiu numerius, iš kur Ne, tai mes atvažiuot galim tada, bet jūs turėsit parodysit pirkimo sutartį. Lapą. Parodysim to žmogaus numerį, paduosim. Mum ne žmogaus reikia, o pirkimo sutarties lapo, dokumento. O tai mes jam paskambinsim, gal jis tai ir turi. Jeigu jūs perkat nelegaliai malkas, jūs esat irgi tada jau prie to prisidėję. Nes jeigu perkat malkas, turi sužinoti, ar jis legaliai viską dirba. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Nu tai, o tai kaip kiti tada perka malkas? Kiekviena įmonė, jeigu iš kažką perki, jie pateikia dokumentą, tie legaliai viską atlieka, ponė. Bet tai... PVM sąskaitos faktūrą išrašė, kaip pirkat malkas. Nu, o tai pavyzdžiui, kiekvienam duoda ten popiergalį. Jūs turit PVM sąskaitos faktūrą pirkimo. Tai nežinojau, o tai gal jis pavyzdžiui mišką. Jeigu pjauni savęs iš miško į savo, jūs... Ne, bet pavyzdžiui, kuris tu žodžius yra, gal jisai turi savo nuosavą mišką. Jeigu perki į savo nuosavą mišką, tu turi turėti vežimo lapą. Irgi. Nesvarbu, kad savo mišką tu turi deklaruoti viską. Šitos... Tai jūs visada tada mulkinat, jūs nelegaliai pirkot malkas tada. O tai kas man dabar bus? Nieko nebus. Kas man dabar bus? Nieko nebus, bet jau tada reikia mums kontaktų to žmogaus. O tai tada kitą kartą žinosim. Nu, nes pavyzdžiui, parduotuvėj perkat televizorių, telefoną, maistą, prekes. Jūs visada gaunat čekį, viską. Taip. Pirkat malkas. Gavot? Negavot. Bet tai žinokit, pavyzdžiui, kad veži malkas irgi turi būti apdengtas, sakys. Jeigu žmogus parduoda jums malkas, jis automatiškai turi valstybei mokesčių sumokėti. O matai. Nu. O jis mokesčių nesumokėjo, jis nusikalstamą veiklą atliko. Nes slėpti mokesčius nuo valstybės yra blogai. Negalima. Tokie įstatymai. Čia jau tie melagingi, kaip jau nori, taip. Tikrai. Tai va, jeigu... Aš nesuprantu. Kaip... Jau taip yra užsigulę ne visiškai. Kaip sakat? Jau jie taip yra užsigulę, aš nebežinau. Tai va, kitą kartą, jeigu kada pirksit, tai visada sužinokit, ar legaliai viską atlieka, nes irgi gavom skundas Skaudvilės rajone. Ne jūs vieni šiandien gavom irgi iškvietimą. Šiukšlių išvežimas. Išvežė šiukšlės ir viską į mišką išvežė. Ir jie atliko nelegaliai, paėmė pinigus ir šiukšlės išvežė į mišką, o kur turėjai sarvatyną išvežti. Aš einu į kalidorių parduotuvėje, su nelabai tesigirdi. Girdžiu, kad prekybos centre. Nu, dabar laukui išėjau, tai jau dabar girdžiu. Tai va, Skaudviliai dar gavom vieną pranešimą, buvom gavę irgi, va. Atvažiavo šiukšlės surinkti. Paėmė šiukšlės, žmogus sumokėjo pinigus, viską normaliai ir viską išvežė į mišką. Padangas, plasmasės, visokias išvežė į mišką, dabar didžiausia krūva miške yra išmesta šiukšlių. Ir jis nelegaliai atliko, turėjo išvežti viską į sarvatyną, tą šiukšlyną išvežti. Tai va, aš to žmogus sakė, nepaklausė nei įmonės kodo, nei registracijos kodo, nei pavadinimą, nei jokių rekvizitų. Ir jam išrašėm baudą irgi, nes jis turėjo, nes jo šiukšlės. Tai va, visada prieš kažką darant pasidomėkite, ar žmogus legaliai daro.
Mūsų jau mes laivus konteinerius, anadien sumokėm viskas. Mūsų yra plasmasė, stiklas. Nes va, o po to paskambinom tiem išvežėjim šiukšlių ir paklausim, ar įmonės kodą, registracijos kodą. Ir jie pasimetė iškart padėjo ragelį. Tai ir supratėm, kad jie nelegaliai viską daro. Iš žmonių paima šiukšlės ir miškai šiukšlina. Aha. Tai va, tas pats ir su malkų vežėjams. Jeigu nelegaliai, nukenčia ir pardavėjas, ir klientas. Ir pirkėjai. Matai, kaip žinoti tos įstatymus tokius, tu matai, kaip nežinai, tai... Nu taip. Tai jau čia reikės visiems pasakyti, kad jau kas pers, kad duotų tą kokį papirgalį. Taip, ponė, nes vieną kartą irgi atvežė Skaudvilės rajone irgi. Vieni atvežė beržų jaunų. Tai Tauragės rajonas čia skaitosi. Taip. Aha. Pirka malkas, atvežė beržus. Beržai jauni, nupjauti, pardavė. Tų beržų net negalima, nes kai medį pjauni, nuo tam tikrą amžiaus pjauni. O jie atvežė išpjoja mišką ir pardavė nelegaliai. Į apfūgę. Tai va. Buvo, sakė, kai girdėjau, gamtos inspektorius čia su jumis buvo kalbėjęs dėl deginimo padangų. Ne, čia jau neteisybinė, jokių net padangų, jokių šašlykų nekėpėm, ne, tikrai garbė žodis. Melagingai irgi ten jūs, ne? Taip, melagingai. Yra dvi padangas, galite atvažiuoti. Ne, mes kada ir užvažiuosim, kai važiuosim pro šaltą. Yra sukapotas vamalkas, jau baigiami sunešti malkinį. Nesakė, kad Ignas pjoja malkas Ignas su Zeimeriu. O jėzau, jokio Zeimerį mes neturim. Ir su Kirviu po to. Čia melagingas, jokio mes Zeimerį neturim. Tik yra tripas įsienkantas. Supratau. Jos. Čia daug melagingas turi. Mes va su kaimynais norėjom susisiekti, bet jie nekelia telefoną. Tai nežinom nei kaip susisiekti. O jie namie būna? O tai žinau juos, aš nežinau dabar, kad jais būna, nebūna. Kiek girdėjau? Aš nežinau, kad tai. Kiek girdėjau, tai prie ūkio jie? Ne, ūkininkai jie yra. Gal išvažiuoja, pavyzdžiui, gal jie paskui per pietus važiuoja į tenai, aš nežinau. Supratau. Bet tikrai nešiukšlinat nieko. Nieko nešiukšlinam, sakau, jokių yra dvi padangas, vienoj padangoje yra pripilta žemė, kita yra tuštė, jokių nešiukšlių niekas. Sakar nuėjau už elektrą, už konteinerį, dabar paskutinį sumokėję. Tai va, pavyzdžiui, kai mokesčius mokat, irgi išduoda jums kvitą. Taip? Taip. Tai va, jūs legaliai viską sumokat. Dabar pas jums irgi atvažiuoja kažkoks belekoks žmogus, man duokit už konteinerius pinigus. Jūs sumokat už konteinerius, jums jokia kvita, nieka, ir jūs automatiškai nesumokat nei valstybei mokesčius, nei už konteinerius. Ir už paslaugas nesiskaitot, gaunas, kad apgavystė. Tai tas pačias šią situaciją su malkom. Supratot principą. Tai dabar jau kitą kartą žinosim, gerai, kai jau jūs... Taip. Tai jau jūs tada perspėjot. Bet tai kodėl jie negeltų ragelių, gal vieną jie telefoną turi, gal vieną tai negirdi, nežinau, aš jau to negaliu. Tai va, kitą kartą, kai pirksit malką, būtinai turėkit, kad duotų išrašytų viską, sąskaitas, faktūrą, viską. Bet žinokit, yra melaginga, kad čia šašlykus kepėm, ar malkas, kad... Na, taip, tikiu. Gerai. Supratau, viskas. Čia jau sakau, grįna teisybė, galite atvažiuoti. Gerai, nesinervuokit, ponė. Ar viskas, kaip jums, viskas tvarkoj ten? Jau negaliu tikrai, anakart sunervuoju, žinokit, kai jūs paskambinot, tai negaliu. Ne, ten, taip, supratau. Blogai, žinokit, pradėjo tiesiog pirksus lausukinėti. Gerai, supratom, ponė. Gerai, visada... Tai yra melagingi garbė žodžius. Teisingumas visada gyvos, ponė. Taip? Teisingumas visada gyvos. Ja, aš jau teisingai pasakau. Be jokių melagyščių. Gerai, supratom, ponė. Tai va, kitą kartą dėl pirkimo žinokit viską. Nes jeigu atvažiuotų kas nors, va, gamtos apsauga ar gėrininkijos atstovai patikrint dokumentų, nėra, malkas nelegaliai, jūs tada į baudą gaunat jūs už tai. Visada reikia žinot. Tai va, kitą kartą praneškit kitiems žmonėms, nes kaimėse žmonės nelabai žino, va, keliam buvom, nuvažiavam, baudas. Tai nežinome, mes irgi pavyzdžiui nežinom. Teko baudas po to rašyti. Nenorime su baudų irgi rašyti, va. Geriau perskatą. Taip. Nėra tų pinigų, tiek daug, kai jau čia galėtų. Taip, gerai, ponė.
Tu tai valgyti žiūri, ką man nusipirkti mokesčius su elektra, konteinerius, vokas pagrindė, žemę mums mokėti ir Taip. kalenką, o taip. Nu, Gerai, ačiū ir viso gero. Gerai, šiesi... Gerai. Jam kaip nors prisiskambinsiu. Gerai. Aš nežinau, kai laukai. Girininkijos inspektorius. Gerai, supratom, girininkijos inspektorius čia sutrūkdė, Audrius Bagdonas. Viso geras, sėkmės. Viso gero. Iki. Jo, iki. Iki.